yra šviesa nuo Dievo, o tamsa nuo velnio. Reiškia, tai, kaip aš sakau, čia žmogus, reiškia, Dievo kūrinys, o šešėlis tai yra velnio kūrinys. Tai jeigu tuos du dalykus, reiškia, atskirti, tai gal tada gautumėm tikrą gryną tą portretą, bet mes negalime atskirti niekada, neatskiriam mes. O tas šešėlis, reiškia, sakysim, su kuriuo tu visą laiką tenais turi kažkokį santykį, bendravimą kažkokį, jis visada tave persekėja. Aš neturiu omeny vien tik to šešėlio, sakysim, kuris yra bėgantis nuo saulės, reiškia, paskui. Tai tos vieno šviesos šaltinio panaudojimas, tai greičiausiai turbūt bus pats tikriausias, reiškia, to Dievo kūrinio, kaip sakant, šviesos, reiškia, pateikimas į tą objektą, reiškia, kurį tu ten fotografuoji. Visa kita tik yra šešėlis. Žmonės apsistoja ties tokia, reiškia, matymo, vertinimo fotografijos riba, kad jau viskas išfotografuota ir viskas kartojasi, tas pats per tą patį, žmogus, daiktas, ten aplinka, gal kiek civilizacija pati keičia ją tenais, o daugiau niekas nesikeičia lygtai. Taip atrodytų, kad viskas taškas padėtas, mirė fotografija. Nėra dar nei prišnekėta iki galo, nei išaiškinta iki galo, nes improvizacijų gali būti pačių įvairiausių. Tai įsivaizduokit, mane esantį Pirmam pasauliniam kare ir fotografuojantį kareivius, darantis portretus. Nebuvo aš tame kare, nebuvo gimęs. Bet atsitiko toks dalykas, kada Panevėžyje atkasinėja palaikus, ten arti 1000, reiškia, kareivių, karininkų, medicinos, ten seselių kokių galbūt. Ir tiek kauleliai ir kaukolytės, reiškia, tenais. Tai vat aš sufotografavau tas kaukolytės, reiškia, su tais kauleliais. Ir jie įgavo visai tokį, reiškia, visai kitą gamtos, reiškia, ir to žmogaus pavydalo, reiškia, santykį tokį. Sakysim, žinai, nuvargsti, tai žinai, tą galą. Vis tiek kažkaip taip norisi, žinai, pramasažuoti, žinai, kažkaip. To žanro dalis tokia, reiškia, pagauti momentą. Kita, reiškia, sėkmė tame portrete tai būtų personažo pasirinkimas, reiškia, tam menui. Nu, ne kiekvienas gali tikti, reiškia, tenais tam žmogui. Žvilgsnių yra begalybė, reiškia, jie neišsemiami yra. Ir jeigu formoje galima atrasti kažkokiu ten tokių panašumų, žvilgsnio jau, reiškia, kaip ir negali, reiškia, apgauti, negali nupirkti. Tai va tas yra esminis, reiškia, sakyčiau, toks dalykas, reiškia. Ir tie visi va tokie, va, tie dalykai sukurs tokį portretą, reiškia, kuris niekada, nu ir nebus niekada pakartotas, reiškia. Kai mergaitės fotografuodavo, sako, tokia įtampa tokia atsiranda ten. Veitė, sakau, jūs galit, sakau, gal padaryti va taip, sakau, ranką uždėti, ant kaktos va taip užsimerkti, palaikyti ir dabar atleis, sakau. Reiškia, kažkokie yra to reiškia, priekį stovinčio fotografą santykis su portretuojamu yra, matyti, įtemptas, visą laiką tokia tampama. Ir kad tai tą dalyką reikia nupjauti, kad nebejaustų. Buitinė toj fotografija dabar toks pasimetimas visiškas, ar žmonių nepasiruošimas, ar tiesiog tų greitų pinigų norėjimas, reiškia, kad reikia padaryti efektą. Efektas ilgai neišgyvens. Aš manau, efektas yra daugiau mados dalykas, reiškia, toks, kuris šiandien toks ir tai jau bus kitoks. Kine yra jau tuo metu įspūdis yra labai didelis, reiškia, atrodo, susitapatinę, tu pats ten būni gyveni. Bet paskui kažkaip lengviau viskas taip nueina, pamiršti viską. Fotografija daugiau, jeigu jinai įtraukia į save, tai jinai ir kaip ir užvaldė tave, reiškia.
jos reikėtų bijoti daugiau negu kiną. Kinas nusivalo nuo tavęs, nusiplauna. O fotografija jinai taip kaip ir matyt kažkoks gyvenimo didelis, toks nuotykis kažkoks, ar sakysim, veiksmas, kuris paliko tau tokį sukrečiantį dalyką, kad tu jo negali išsivalyti, tu gali ten sapnuoti. Tuose gyventi vizijose gali po to. Bet turi būti stipri fotografija. Nežinau, kokia gal aš tokias ir nedarau niekada, žinai, ir nepadarau. Bet va, patinka tie, kurie sugeba tai padaryti. Galimybės didelės.